Sveiki, čia Vidas Pinkevičius ir šiandien norėjom papasakoti apie tai, kaipgi vargonų improvizacija gali praversti vargonininkui per liturgiją, per šventas mišias, per pamaldas ar kitokius liturginius įvykius. Taigi, kaip žinome, vargonų improvizacija tai yra atskira vargonų meno šaka, kur vargonininkas tampa kompozitorium kūrinio atlikimo metu. Tai yra tarsi kompozicija kūrinio atlikimo momentu. Štai tokie dalykai vyksta kūrėjo galvoje, vargonininko galvoje. Jis iš tikrųjų tampa kompozitorius. Ne veltui visi didieji vargonininkai buvo ir kompozitoriai. Ir atvirkščiai, daugelis didžiųjų vakarų muzikos kūrėjų, kompozitorių buvo ir vargonininkai. Tai dėl to reikia suprasti, kokia yra didelė improvizacijos suteikama galimybė būtent paįvairinti ir papuošti liturgiją. Ir Lietuvoje, katalikų bažnyčiose, pavyzdžiui, vargonų muzika, aišku, galėtų skambėti daug dažniau per pačias pamaldas, ypač jeigu nėra choro. Pavyzdžiui, šiokiadieniais vargonininkai galėtų imti ir groti vargonais grinai solo muziką, nebūtinai visą laiką giedoti, kitaip sakant. Giedojimą galima kaitolioti su vargoniniu grojimu. Na vat ir ta improvizacija leidžia vargonininkui jaustis laisvam, nes iš tikrųjų, jeigu grotų vargonininkas iš anksto pasiruoštus kūrinius, per mišias pavyzdžiui, tai būtų didžiulis krūvis, jeigu vargonininkas vargonuoja kasdien ir norėtų kasdien pasiruošti po naują kūrinį. Įsivaizduokit, kiek reikėtų praktikavimosi žmogui įdėti, kad galėtų tinkamai ir kokybiškai pasiruošti po vieną ar net kelis vargonų kūrinėlius. Nebūtinai tai bus, aišku, stambios formos kūriniai, bet vis tiek tai yra didžiulis iššūkis. Nebent vargonininkas turi puikias skaitimo iš lapo galimybės ir įgūdžius ir patirtį. Tačiau improvizacija palengvina šitą dalyką, nes improvizuoti galima netgi mūsų mėgstamų ir giedamų giesmių temomis. Štai kodėl ir sakau, kad giesmės giedojimas, bendruomeninis giedojimas gali būti atliekamas pakaitomis su vargonavimu, su improvizacija. Pavyzdžiui, prieš šventos mišias pagiedame vieną giesmę, o toliau gali būti ir improvizacija tos giesmės tema, arba per komuniją. Lygiai taip pat pradžioje gali būti, kai visi žmonės eina komunijos, gali visi giedoti, vargonininko padedami, bet po to, kai jau pagiedama ta pati giesmė, vargonininkas gali nesustoti, laisvai pereiti į tos giesmės tematiką paremtą improvizaciją. Pakalbėkime dabar apie tai, kokia gali būti improvizacija per mišias arba per kitas liturginės apeigas. Dažniausiai populiaru yra improvizuoti choralinius preliudus arba choralinės variacijas, galima sakyti taip. Choraliniai preliudai tai yra tokie jau truputį daugiau išplėtoti kūrinėliai, kuriuose giesmės melodija yra vis tik aiškiai girdima. Ji gali būti dešinėje rankoje, kairėje rankoje arba net ir pedaluose. Bet kuriam balse praktiškai, soprane, tenore, kitų manualų pavyzdžiui, arba bose, pedaluose su kokiu nors išraiškingu liežuvėliniu registru pateikiama. Ir tas choralinis preliudas gali būti visai nedidelis, tarkim, truktų tiek pat, kiek vienas giesmės posmelis. Taip kaip kūrė Johanas Sebastianas Bachas savo Orgelbüchlein rinkinyje. Bet lygiai taip pat galėtų ir būti labiau išplėtotas.
kūrinėlis, kai vargonininkas tarp giesmės frazių dar prideda savo improvizuotas melodijas ir pasažus. Tai galėtų būti kaip ritornelo forma. Ritornelo tai yra tos melodijos, kurios pasikarto, kurios sujungia choralo frazes. Tai yra labai tokia meniškai įdomi forma ir tada tas kūrinėlis, tas choralinis preliudas yra pakankamai išplėtotas, gali trukti nuo 3 iki 5 minučių netgi. Taip pat mes galime kurti ir improvizuoti choralinės variacijas, kiti vadina jas partitomis. Variacijos tai tas pats choralinis preliudas, bet jisai pateikiamas keletų variantų. 3, 4, 5 variantais. O gal ir 10 variantų, jeigu yra laiko tam. Ir skirtingais variantais, skirtingomis registruotėmis, skirtingomis faktūromis. Choralinės melodijos pateikiamos skirtingose balsuose, balsų kiekis yra skirtingas. Pavyzdžiui, gali puikiai būti improvizuojama dvibalsė variacija, kur choralas pateikiamas viršutinėme balse, o po to apatinėme balse. Gali būti taip pat ir ritminis piešinys skirtingas, kur choralinių variacijų pradžioje mes apsiribojame tokiais lėtais ritmais, stambesniais ritmais, lėtesnėmis ritminėmis vertėmis, pavyzdžiui, aštuntinėmis, o paskui bėgant laikui mes vis aktyviname ritmą, pridedame triolės, 16-nes, o gal net ir 32-nes, skambant variacijų jau pabaigoje. Ir aišku, keičiant registruotę kūrybiškai, galima auginti tą registruotę nuo vieno registro iki tuti, galima kontrastingai, garsiai tyliai, va tokiu būdu. Tokių dalykų galima prigalvoti ir vargonininkas labai gali kūrybingai panaudoti giesmes. Ir kas įdomiausia, kad žmonės tai labai įvertins ir bus dėkingi už vargonininko pastangas kūrybingai perteikti jų mėgstamas melodijas, jų mėgstamas giesmes. Jie visą laiką atpažins jas iš tikrųjų, jeigu bus tinkamai improvizuojama ir netaip paslėpta, kaip kartais būna, net pažįstamai pakeista. Nors tas irgi būna labai įdomu, atspėti, kuriam balse yra ta melodija, atspėti, kokiais būdais paslėpta yra giesmės melodija. Bet čia jau sudėtingesni dalykai. Patys paprasčiausi dalykai, apie kuriuos kiekvienas vargonininkas gali pagalvoti, tai yra tie choraliniai preliudai, choralinės variacijos. Ir paskutinis dalykas tai yra tokata. Žinoma, kad tokatos naudojamos pabaigti pamaldas, pabaigti mišias ir apeigas, tarsi išėjimo kūrinys. Jis nepaprastai buvo populiarus ir vis dar yra populiarus prancūzišką tradiciją sekančiose vargonininkų kūryboje. Ir mes tai žinome iš 20 amžiaus prancūziškos vargonų tokatos. Ir įdomu tai, kad kiekvienas vargonininkas gali tą padaryti būtent su bet kuria giesme, kuri giedama pabaigai. Įsivaizduokit, po palaiminimo, po kunigo palaiminimo dar yra giedama baigiamoji giesmė. Ir vargonininkas su bendruomenė tą puikiai gali padaryti. O po paskutinio posmelio galima groti, improvizuoti tokatą, prancūziškų stiliumi šito. Bet tai yra taip lengva padaryti, kad daugelis iš jūsų gal net neįsivaizduoja ir galbūt jau kitą sekmadienį pabandysite. Nes, pavyzdžiui, visa, ką jums reikia padaryti, tai yra pedaluose pagroti giesmės melodiją ilgomis natomis, su išraiškingai registruotės, galbūt su visais pedalų registrais, su liežuvėliais ir visom kopulacijom. O rankose naudokite tik tais tokias mechaniškas automatinės figūras, 16 judėjimą tokį pavyzdžiui, kur motoriškai juda garsai, tokie pasažai ir modeliai tokiems pasažams labai puikiai gali būti randami
prancūzų kompozitorių kitų tokatose, kaip Žigų ir Duruflė tokatose ir kitose Vidoro, pavyzdžiui, tokatose. Jeigu mėgstate Vidoro, tai galite tuo pagrindu tiesiog kurti savo giesmės, improvizaciją, savo tokatą. Apskritai, tai nevenkite panalizuoti vargonų kūrinių ir atrasite technikų ir būdų ir kompozicinių triukų, kurios įsiminę vėliau ir transponavę kitose tonacijose, pamatysite, kaip lengva juos pritaikyti kitose situacijose per liturgiją, per mišias, apeigų metu. Ir jūsų improvizacijos bus jūsų bendruomenės labai įvertintos ir jie bus dėkingi už kūrybingą giesmių panaudojimą. Tai dabar dėkoju Jums už dėmesį ir jeigu turite klausimų, būtinai parašykite man komentaruose. O jeigu dar nematėte video vargonų ekskursijos po didžiausius Lietuvos vargonus, kurie yra Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčioje, tai paspauskite, nueikite į tinklalapį vargonininkai.lt ir galėsite pažiūrėti šitą video ekskursiją, kur pasakoju ir rodau apie šitą didžiulį vargonų fabriką, 3 aukštų statinį su sudėtinga mechanika ir tūkstančiais mažų ir didelių vamzdžių. Ačiū ir iki kitų susitikimų.